Sveiki, mėly žvejų žinių žiūrovai. Šiltasis meškeriojimo sezonas vis labiau įsibėgėja. Temų gausybė, tačiau suprantame, kad visko apriepti neįmanoma. Todėl dažniausiai einame ne įvykių pėdomis, o kiekvienai laidai ieškom temos, kuri būtų nauja ir jums suteiktų naudingų žinių. Juk nepaslaptys, kad daugelis šalies meškeriotojų kasmet pažiūri iš esmės tas pačias laidas, tik modifikuotas, pasuktas kiek kitų kampų, bet kas iš to? Kad jūs po savaitės pamatysite, kaip kybo atmatos žiotėse ešeriai. Kibimas jau gali būti seniai pasibaigęs, o kita vertus ešeriai mariose kimba kiekvieną gegužę ir nieko naujo tame nėra. Gal tik tai, kad gaudomų žuvų dydis kasmet mažėja, o aplinkosaugininkai vis delsia įvesti ešerio ilgio normą. Jei taip eisis ir toliau, tai per dešimtmetį ne tik menkių, bet jau ir ešerių vyksime gaudyti Švediją arba Lenkiją. Tačiau nenukrypkime į aplinkosaugininkų dirvonus, nes mūsų laida apie meškeriojimą. Tad priminsiu, kad šioje laidoje taip pat laikomės mūsų linijos rodomą temą, kuri turėtų jums sudominti ir būti naudinga bei aktualiai visada. Ši tema – meškeriojimas dugninė ir plūdinė meškerė senvagėse. Taigi, leiskitės kartu su mumis per panemunių lankas, kuriuose žolė jau tuoj sieks žmogaus ūgį prie vandens. Mūsų krašte gausiausiai senvagių išvagota teritorija Nemuno žemupys. Senvagės būna dvejopos. Vienos, kai nuslūksta polaidžių vandenys, netenka susisiekimo su upe, o kitos protakomis jungiasi su Nemunu. Kartais net ne viena, o keliomis vagomis. Jomis tykiai srūva tėkmė ir žinoma glaudžiasi įvairios žuvys, kurios čia aptinka gausybę maisto. Prie vienos tokios senvagės esančios ties Žalgirio kaimų šiandien ir leidžiamės mes. Nepamirškite, kad prie senvagių dažniausiai nėra privažiavimo. Tad automobilį teks palikti gana toli. Kita vertus, senvagės, prie kurių negalima privažiuoti, pačios įdomiausios, nes žuvis čia mažiausiai baidytos. Čia galima sugauti stambių egzempliorių, ypač kuojų ir karšių, karosų ir net karpių. Turi purvinos rankos.
Kadangi kelias iki nuošalių senvagių neartimas ir gali siekti kilometrą ar net 2, tai tokiam žygiui reikia kruopščiai pasiruošti. Jei ką pamiršite, tai prie automobilio per porą minučių nesulakstysi, teks suktis iš keblios padėties vietoje. Žodžiu, viskas turi būti po ranka. Antra, visi įrankiai ir reikmenys turi būti supakuoti taip, kad būtų patogu juos neštis, nes glėbėje mantos nenusigabensi. Suprantama, kad reikalinga talpi kuprinė, tačiau jokia tradicinė kuprinė nesutalpins visko, kas reikalinga, o meškerėms bus reikalingas atskiras futliaras. Kuo daugiau nešulių, tuo mažiau komfortiškas žygis per aukštą žolę, kur vietomis reikia brautis kaip per džiunglės. Todėl patarsime štai ką. Labai patogus dalykas – kuprinė tipo kormoran ir Sportex meškerių futliaras su talpiomis išorinėmis kišenėmis, kuriuose telpa masalinės, rytės, gausybė kitokių reikmenų, o pačias meškerės galima gabenti į žūklės vietą paruoštas meškeriojimo. Pirma, tai sutaupys aibę brangaus žūklės laiko, o antra, bent jau svarbiausių dalykų, be kurio meškeriojimas neįmanomas, nepamiršite. Kiekvieno spiningauto arsenale turi būti ir kokybiškai žirklutės, nukirpti bet kuriam valui, tiek pintam, tiek monofilamentinį. Aš naudoju firmos Daiwa, labai kokybiškas, taip vėlgi pagamintas Japonijoje, tai yra Made in Japan žirklutės. Ir daug kas iš žvejų atėję parduotuvę klausia, kodėl vienos žirklutės kainuoja 2 litus, o štai tokios 29 litus. Tai atsakymas vienas ir paprastas. Už kokybę. Šią žirklutės naudoju 3 metus, jos nei atšypo, nei surūdijo, aštrumas liko idealus, nukerpa lengvai bet kokį valą. Kompaktiškai susipakuoja, jūs galite paslėpdami ašmenis, sėdėti ją į bet kokią kišenėlę ir reikiamų momentų jas išsitraukti. Tiesiog kokybė yra kokybė. Žūklėje naudoju taipogi štai tokį grėbtuvą. Jis labai padeda laikyti žuvį įsibridus vandenyje, kada jūs pagaunate, sakykime, gerą, gražų upėtakį, reikia ištraukti trišakį ir stengiantis nesužaloti žuvies, nes vėliau ji bus paleista. Tai toks grėbtuvas yra nepamainomas pagalbininkas, tvirtai laiko žuvį, kas svarbiausia, jos visiškai nesužaloja. Paėmus už upėtakio ar bet kurio žuvies nasrų, jūs lengvai išlaikote bet kokį plėšrūną, atkabinate trišakį, galite nusifotografuoti ir kas svarbiausia, galite po to nesužeidę žuvies paleisti atgal ir jinai išgyvena. Upėtakių žūklėje be gerų kvėpuojančių britkelnių ir geros kepurės dar reikalinga rankinė. Rankinė turi būti ne per didelė, labai kompaktiška, kai jinai kuo mažiau trukdytų žvejui judėti, nes judėti tenka daug, nueiti ne 1 ir ne 2 kilometrus per dieną. Bet tokia rankinė taipogi turi talpinti ir nemažai jūsų amunicijos. Tai yra ir blizgių dėžutė, jeigu kas naudojate ir atsarginę rytę, ir grėbtuvą, ir replikės, ir žirklutes, ir žinoma masalai. Tai štai tokia Kormoran firmos rankinė puikiai tinka tokiem tikslam. Ji turi 2 gana talpius skyrius atskirtus. Tai yra jūsų daiktai nesusipainioja, nesusimeta į krūvą tokia rankinė. Turi 2 atskirius skyrius vobleriams. Su vobleriais visada yra bėda, jos sudėjus į dėžutę, jie susipina į tokį kamuolį, kad paskui išpainioti tai labai sudėtinga. Na, o tokia rankinė yra specialus skyrius, specialiai kieta medžiaga, kuri atskiria šios voblerius. Susikabinate ir be problemų turite 8-9 voblerius paruoštus žūklėje. Taip pat ši rankinė turi 2 išorinės kišenės, susidėti. Kormoran firmos inžinieriai sugalvojo patobulinti šią rankinę ir sugalvojo specialią kišenių nuėmimo sistemą. Vienu paspaudimu jūs nuo rankinės nuimate štai šią vobleriams skirtą kišenę, nes dažnai nebūtina neštis rankinės, ar tiesiog žvejas nenori jos tampytis, liaudiškai kalbant, tai jis gali nusijėmęs šias abi kišenės, susidėjęs savo mėgstamiausius voblerius, blizgės, nesvarbu, ir štai su tokiom kišenėm vietoj dėžučių
eiti žvejoti upėtakių. Suprantama, jog visko į tokį futliarą taip pat nesutalpinsite, tačiau papildomos kuprinės taip pat neužsimesite, nes ant pečių futliaras. Todėl geriausia versija papildomam bagažui talpus krepšys, kurį galima neštis diržą permetus per petį. Ar net du krepšiai, vienas didesnis, kitas mažesnis. Mažesnį krepšį patartina rinktis tokį, kuriame yra termoizoliacinė medžiaga išklotas skyrius, kuriame laikomi masalai ir užkandžiai. Per kaitrą, kurį vasarą nuolatinis palidovas, minėti dalykai greitai šunta ir įgauna anaiptol neapetitišką kvapelį. Taip pat patartina nepamiršti talpės skiaurę, nes laimikio be jos šviežios neišlaikysite. Nebent iš karto žuvis krostumėte ir sūdytumėte, bet ir tada garantijos nėra. Beje, nepamirškite saiko ir iš ryto žuvis geriausia paleisti iš karto. Atgal į skiaurę leisti tik tas, kurios rimtai sužeidžiat, o su stambiais egzemplioriais fotografuotis. Tik pavakarę prie žūklės pabaigai sugautų žuvų normą galima persigabinti namo šviežią. Turi? Kaip jau minėta, senvagė žuvų ganyklos. Žuvis čia godžios, tad jų meškeriojimas paprastas ir labai rezultatyvus, būna tik ankstyvą pavasarį. Kai prasideda nerštinės žuvų migracijos, tačiau tuo metu senvagės dažniausiai būna neprieinamos, o birželį jau kitas vaizdas, tad geriausiai iš anksto numatyti žūklės viziją ir pasirinkti kažkokią taktiką, kurią norite išbandyti ir įsitikinti, ar ji veiksminga. Mes jums siūlome tipinę versiją, kurią patys išbandėme. Įrankiai: 2 dugninės, atlaikančios apkrovą iki 60-80 gramų ir 1 plūdinė meškerė vienam meškeriotojui. Daugiau įrankių nereikia, nes gero kibimo valandomis galbūt pakaks ir 1 dugninės. Nepamirškite, kad svarelių ir šeriklių dažnas pliumsėjimas į vandenį senvagėse labai baido žuvis. Jei nuolat užmetinėsite 4 dugninės, sėkmės bus proporcingai 4 kartus mažesnis. Norėdami sėkmingai meškerioti senvagėse, turite būtinai naudoti jauką, priviliojantį žuvis, o paskui kiek pakeisti jo sudėtį, kad susibūrusios žuvis iškart nepasisotintų, bet ir nenuplauktų šalin nusivylusios, nes vien gardžių kvapų pilvo neužkiši. Tokiam reikalui labai tinka lenkiški jaukai Stihl, kurių gamoje kokybiškas bazinis jaukas Zaneta Universalinė arba Allround. Į šį jauką iš pradžių įmaišomas koncentruotas Stihl jaukas karšiams, lėš arba kojoms, ploč, skleidžiantis labai stiprų aromatą. Tėkmė iš jo labai
greitai išplauna smulkės gardžiai kvepiančias detalės, kurių šleifas nusidriekia pasroviui keliolika metrų. Jos kaip kompasas atveda žuvis prie jauko kilimo. Kol jaukas tinkamai išbrinks ir pasiruošite meškeriojimo vietą, įsmeikite reikiamoje vietoje ragelius 2 ar net 3 meškerėms paguldyti. Pastatykite kėdutę taip, kad dugninę galėtume akimirksniu viena ranka pasiekti ir pakirsti kimbančią žuvį. Po ranka pasidėkite masalinės. Geriausia, kad jos būtų laikomos termoizoliacinėme krepšelėje. Tada įleiskite į vandenį skiaurę žuvims laikyti. Užsukite į Romados parduotuvę Kaune, Taikos prospekte 34A. Didelis rūbų, meškerių, voblerių, blizgių ir kitų žūklės reikmenų pasirinkimas. Romadoje visada vyksta akcijos ir taikomos įspūdingos nuolaidos. Nepravažiuok, čia patogu sustoti. Romada Kaune, Taikos 34A. Taikos 34A. Taikos 34A. Mėly meškeriotojai, visi turim atostoginių planų. Ir į daugelį atostogų planus, aišku, įeina kelionė kur nors pameškeriot už Lietuvos ribų. Juodkalnija, Slovėnija, kas upėtakių, kas kiršlių, o dalis, ir nemaža dalis, lietuvių meškeriotojų pamėgo vykti į Norvegiją. Vykstant į Norvegiją, aišku, reikia tinkamai pasiruošti. Žinot, kada būni vietoje, daug kas pasimato visiškai kitaip. Ir patarimai galbūt, kurios išgirsti, sužinai, masalai, kurias pamatai parduotuvėse, pamatai kitų meškeriotojų žukladėžėse, irgi pasirodo visiškai kitokie. Ir staiga supranti, kad reikėjo galbūt ir to, galbūt ano, šito galima buvo atsisakyti, to galima buvo vieną vienetą, vietoj to nusipirkti kitą. Su tom problemom, patikėkit, susituria netgi patyrę meškeriotojai. Ne vieną kartą meškeriojo Norvegijai, ne vieną kartą bandė sugauti trofėjinių žuvų. Manau, kad kiekvienam nuvykimas į Norvegiją yra pirmiausia ne prifiliavimas, kaip dabar priimta sakyti, kokių 200 kg posmulkių menkių, o posmulkių menkė ten laikoma 3-5 kg, o kaip tik noras sugauti stambų egzempliorių, kuris galbūt taptų jūsų gyvenimo žuvimi visam gyvenimui. 15, 20, 30, o gal ir 40 kg rekordinė menkė. Šį pavasarį jau pagauta daugiau kaip 39 kg menkė Norvegijai. Pagauta ji guminuku, mano žiniomis, bent jau, taip, sakė Norvegijos kolega, kiek jį supratau. Ir todėl norėtųsi truputį pakalbėti apie tai, jog mes ten vykstam. Meškerioti tų didžiųjų menkių, meškerioti didžiųjų uotų. Šiemet atsirado naujų dalykų uotų meškeriojimui. Kodėl mes apie juos pasakojame? Kada atvyksti į Norvegiją, staiga pajunti, kad nelabai turi kuo tos uotus gaudyti. Reikalas yra koks. Uotas kimba lėtai. Kimba tokiuose vietose, kur dreifas būna paprastai greitas, bet masalą reikia išlaikyti iš esmės visiškai palei dugną. Uotas ilgai ragauja masalą, ilgai jį ryja. Reikia, kad pavadėlis būtų ilgesnis, kad masalas nešokteltų nuo dugno, sakysim, truputėlį tik laivą kilstels, jūsų meškerės viršūnėlė kilsteli, faktiškai išplėšit uotui masalą iš burnos. Čia Zepko kompanija pagamino ne šiaip svarelį, ji pagamino iš karto visą sistemą. Kodėl toks montažas? Kodėl toks, sakykime, krabo pusės nupjautos krabo žnyplės formos svarelis? Matot, yra platesnis šitoj vietai, čia siauresnis. Todėl jisai eina šliaužia dugnu, liesdamasis platesnėje pusė. Svarelis yra su kiaurime, pro jį pavadėlis laisvai slankioja. Čia yra tokie buferiai, kurie sustabdo tam tikroje vietoje, reiškia. Jūs galite padaryti, pavadėlis bus ilgesnis arba trumpesnis. Dabar kas ant pavadėlio sumontuota? Ant pavadėlio sumontuotas trišakis,
kurį mes, sakykim taip, smeigiam į guminuko nugarą. Jisai segamas į masalo priekį, kitaip tariant, perveriama lūpą. Suprantama, savaime suprantama, kad tokį montažą jūs galėsite naudoti ne tik tai, meškeriuodamas guminuku, bet ir su natūralia žuvytė. Kita naujienėlė iš tos pačios Fin-Nor serijos, kuri, sakyčiau, dabar Zebko jūrinių įrankių spektre užima turbūt pačią pagrindinę vietą ir labiausiai turbūt domina ne tik naujovių mėgėjus, bet tuos, kurie nori turėti patikimų įrankių, patikimų montažų, masalų. Rekomenduočiau į tą derinį Fin-Nor atkreipti dėmesį. Tai ta naujienėlė yra specialus montažas, kurį paprastai visi bando pasidaryti jau nuvykę į Norvegiją. Montažas, o skirtas jis yra meškerioti jūros ešeriams. Nuvykę pirmą kartą iš šiaurės Platumas meškeriotojai staiga sužino, kad tradiciškai pagal norvegų įpročius, tradicijas, jūros ešeriai gaudomi gyvais masalais. Kitaip tariant, gyvos žuvienos gabalais. Paprastai naudojamas saidas papilvė, išpjaunamas tokios juostelės, 5, 6, 7 cm ilgio, nes jos labai gerai laikosi ant kabliuko ir skleidžia aštrų kvapą. O šitą sistemą reikia susirišti ir pasidaryti jums vietoje. Ką jūs darot? Jūs einat ieškoti tokių kabliukų. Patikėkit, Norvegijoje jie labai brangus. Ir ten jūs nebejotinai kažkodėl tai nenorėsite jų pirkti. Ir jūs naudosite visiškai kitus kabliukus. O tai yra kaip tik tas optimalus skaičius kabliukų reikalingų meškeriuoti, kokių 200 maždaug minimum metrų gelmiai ešerius. Jie išdėstyti yra kas metras, kas pusantro kartais, kas 2, čia įvairiai būna, čia kas metras. Ir jie apima tada maždaug 15-20 metrų storymę, palei kažkokių tai sėklių, kur paprastai būriuojasi ešeriai. Jie gali būriuotis aukščiau, gali būriuotis žemiau. Jeigu jūs meškeriosit 1, 2, 3 kabliukais, paprasčiausiai jūsų montažas praplauks arba aukščiau jų būrelio, arba žemiau. Jeigu montažo aukštis bus pakankamai didelis, iki 20 metrų, sakau jau maksimumą, tai vadinasi, vis tiek užkabinsit kažkurį tai būrelio kraštą ir ešeriai pradės kibti. Kai vieni pradės kibti, pastebės ir kitus masalus, likusiai būrelio nariai. Ir tada jau sėkmė garantuota. Svarbiausia, kad jums pavyks ištraukti juos visus. Tiesa, nepamirškit, kabliukai turi būti visada labai dideli, nes ešeriai plačiažiopčiai. Antra, kabliukai gali būti ir dar didesni, nes iš esmės Norvegijai jūs turit gaudyti ne mažesnius kaip 305 cm ešerius, o tai reiškia, kad visus kitus reikia paleisti. Deja, paleisti ešerį ištraukti iš 200 metrų gelmės jūs negalit. Todėl geriau naudoti didelius kabliukus, didelius montažus ir didelius masalus. Tada jūs būsit garantuotas, kad nepažeisit taisyklių. Dar savaime suprantama, pagausite laimikį, kuris yra labai gardus ir labai įdomus. Purpuriniai ešeriai, yra vienas iš tų laimikių, dėl kurių vykstama į šiaurę. Kai pagrindiniai pasiruošimai baigti, o jaukos jau išbrinkęs, išdėliokite ant grotelę abi atsigabentas dugnines. Kadangi patarėme naudoti vieną ir tik ypatingai vangaus žuvų kibimo atveju abi, tai prisiekite prie vienos dugninės pagrindinio valo talpę šėryklę. Pavadinkime ją krovininę. Iš pradžių šėryklė tuščia, užmeskite palei kitą krantą ir skaičiuokite, kiek ji grims. Jei spėsite suskaičiuoti iki 3, o dar geriau 4, galite laikyti, kad vieta užmesti masalą tinkama. Tačiau tai daryti dar nelaikas. Iš pradžių talpioji šėryklė prigrūdama jauko ir užmetama palei kitą krantą. Tada palaukiama, kol ji nugrims ant dugno. Nuo būgnelio nuvyniojama dar pusmetrį valo,
o tada valas įtvirtinamas ant valo būgnelio esančiame auskarėlyje. Tada kas kartą užmetus šėryklę ji nukris į vandenį ir nugrims ant dugno tiksliai toje pačioje vietoje. Na, o tada vieną po kitos pasirinktą tašką nugramzdinkite kokį tuziną šėryklių. Jaukas padengs dugną gardžiu kilimėliu, o tėkmė ims nešti aromatus ir smulkes detalės pasroviui. Tada krovininę šėryklą nusegate ir prisegate kiek įmanoma lengvesnę ir dvigubai ir net trigubai mažesnę, o prie pagrindinio valo rišamas pavadėlis su kabliuku. Jaukų likutį reikia papildyti savo virtų žirnių arba konservuotų kukurūzų grūdų, 15-20 gramų musės lervų ir gerai išmaišyti. Galima įdėti šiek tiek patrupintų avižinių dribsnių. Šis jaukas skirtas šėrykliai. Toks praturtintas jaukas skatins žuvis sukinėtis vienoje vietoje, kur užmetamas masalas. Kodėl geriausia masalą užmesti palei kitą krantą, o ne pasroviui palei tą, nuo kurio meškeriojate? Ar į senvagės vidurį, ar dar kur nors? Daugiausia maisto žuvis randa pakrantėje, ypač ant nyrančio į gelmę dugno šlaito, ant kurio nusėda įvairiausi tėkmės atnešti gardumynai. Antra, kad ir kaip laikysitės tylos, tačiau laikos nuo laiko vis tiek treptelsite ar stuktelsite į žemę meškerykočių, tad žuvis instinktyviai lenks pakrantę, ant kurios įsitaisite, o kitame krante jos absoliučiai netrikdomos. Kokį masalą geriausiai verti ant kabliuko iš pradžių? Praktika rodo, kad universaliausias senvagių masalas sliekas arba kelių sliekų puokštelė. Tik po kelių kibimų patartina išbandyti kukurūzus ar musės lervas. Būna visaip, kartais žuvis aktyviai domisi sliekų ir kitų masalų neprireikia. Tačiau būna ir, kad vidurvasarį karšiai plakiai aktyviausiai ragauja kukurūzų grūdus. Beje, jais gali suvilioti meknę arba šapalą. Tačiau sugauti lyną didžiausia tikimybė vis tiek sliekų. Kartais sliekas privilioja pūgžlius, kurie prie masalų suskumba pirmieji ir rimtoms žuvims nieko nelieka. Tokiu atveju patartina naudoti tik augalinius masalus, tešlas, o kad grūdas geriau laikytųsi ant kabliuko, galima jį fiksuoti vieną ar dviem musės lervomis. Štai masalas užmestas, dabar lieka tik atidžiai sekti dugninės viršūnėlę. Štai jį virptelėjo dar kartą, laikas pakirsti. Nuspėti, kokia žuvis kimba, beveik neįmanoma. Senvagėse kimba įvairiausios žuvis. Jei pasitaiko ilgesnė nekibimo pauzė, neblogai pakeisti masalą. Tačiau galima ir nedaryti to. Tiesiog žiūrėti, kaip tykiai srūva tėkmė, klausytis, kaip kažkur meldynuose kvaksi varlė ir kartais ūkteli baublys, kaip kažkur už senvagės vingio pūkšteli įsiverčianti į paviršių stambi žuvis. Ir nejausti, kaip nepastebimai bėga laikas, kuris neįskaitomas į gyvenimo trukmę, nes tas laikas skirtas žūklei.